Dabar dar toksai klausimas, prašo papasakoti apie naujas energijas Žemės, naujas energijas, kokias mes jas turime. Alatija man praeitą kartą buvo minėjusi ir dabar jinai man vėl rodo įvairias situacijas, įvairias nuotraukas. Sirenėse, kad visiškai teisingai mes Žemė pakeitusi yra savo energiją, sirenėse, kad jinai pakeitusi savo kryptį, sirenėse, kad jinai pakeitusi visą savo tonusą, sirenėse, kad jinai jau, sirenėse, kad ant kiek jinai maitindavo, sirenėse, kad žmonės, būtent žemų vibracijų, jinai duodavo energijas, jinai, kad yra jūsų motina, jūsų gailestingoji motina, sirenėse, kad jinai rūpinasi savo vaikais, bet sirenėse, kad ateina laikas, kai jinai, sirenėse, kad turi, kadangi išėjo į kitas energijas, sirenėse, kad jinai dabar yra persismelkusi naujomis energijomis, jinai jomis sirenėse gyvuoja ir taip pat Žemėje sirenėse, kad ateina kita civilizacija, tai jinai turi suteikti galimybę ir lygiai taip pat pagal kontraktą, sirenėse, kad ateina taip pat, jinai turi suteikti galimybę įsitvirtinti šiai civilizacijai, sirenėse, kad ir atsiranda visiškai kitokios energijos, sirenėse, kad tos energijos, kurios anksčiau Žemė maitindavo žmonės, trečiosios matritos žmonės, sirenėse, kad jos greitai mažėja, sirenėse, kad jos yra jau neresursinės ir žmonės tai labai greitai pajus, sirenėse, kad žmonės pradės pabiškai išeidinėti vien tam, kad sirenėse, kad nebus palaikymo iš Žemės pusės, sirenėse, kad Žemė uždaro kontraktus, sirenėse, kad tie žmonės su tai žmonėmis, kurie vyksta, sirenėse, kad tik tai vieni mainai tik tai vieną pusę, sirenėse, kad jie nesugeba perimti, sirenėse, kad iš kosmoso energijos ir atiduoti Žemę. Jie nėra transliatorius, sirenėse, kad todėl jie yra tik tai, sirenėse, kad daugiau sudėtinga Žemė juos išlaikyti, sirenėse, tai jinai jau šių energijų jau, sirenėse, riba baigėsi, sirenėse, kad taigi tik tai žmonės, kurie galintis, sirenėse, retransliuoti tas energijas ateinančias iš kosmoso ir perduoti Žemėj, sirenėse, kad į Žemę bus, sirenėse, kad bendradarbiaus su juos ir tęs savo kontraktus. Tuo tarpu tie žmonės, kurie nesugeba praleisti kosmoso energijos, sirenėse, kad Žemės energijos ribotos energijos, nes tiem žmonėms, sirenėse, kad taip, aišku, Žemė myli kiekvieną iš mūsų, sirenėse, kad jinai, sirenėse, kad yra nuoširdį, bet ir kad žmonija labai nusikalto prie Žemę, aišku, jinai tą supranta, kad dėl ko tai buvo, bet jau į Žemę yra nepakanti, sirenėse, kad būtent tokioms destruktyvioms formoms, sirenėse, kad tokioms formoms, kurios tik tai, sirenėse, kad iš vienos pusės duoda energiją, sirenėse tik tai pasiema energiją, o dalintis jie nesidalina, sirenėse, kad todėl Žemė, sirenėse, kad pakėlusi savo vibracijas, sirenėse, kad nusprendė vystytis pati, sirenėse, kad ir duoti galimybę kitoms civilizacijoms vystytis, sirenėse, kad tai čia yra žmogaus pasirinkimo laisvė, sirenėse, kad ar jisai vystysis ir dvasiškai augs, ar jisai stovės savo vietoje ir gyvens, sirenėse, kad vartotojiškumo energijose, sirenėse, kad tai čia yra jo pasirinkimas, sirenėse, kad ir būtent šios energijos, sirenėse, kad kurio Žemė jau daugiau nedalins, kiek dar yra, tai kad jinai bus išdalinta tiems žmonėms, sirenėse, bet visa tai labai greitai baigsis, mažės ir mažės tos energijos, žmonės pradės išeidinėti, nes negaus atsistatymo, negaus gydymo iš Žemės, sirenėse, kad ir pradės greitai išeidinėti dar daugiau. Sirenėse, kad taip pat, sirenėse, kad jinai uždaro su tais kontraktais, kurie yra, sirenėse, kad fantominiai, sirenėse programiniai žmonės, sirenėse, kad jinai irgi nesiruošia jų daugiau maitinti, sirenėse, kad nes tai yra gana destruktyvi forma. O ketvirtame lauke jau šių programinių žmonių yra tik tai vienas kitas, sirenėse, ir tai jie yra jau aukštesnėme
aukštesnėse vibracijose. Eserinėse, kad ir taigi žmonės, kurie bus, eserinėse, kad ir žemė yra eserinėse paruošusi be galo daug naujų energijų, jinai jau skleidžia ir tai yra lengvumo energijos, tai yra džiaugsmo energijos. Eserinėse, kad ir tai mes tai jau tarėme ir sakėme jau ne vieną kartą, eserinėse tai yra visai kitokios energijos, kuriuose jūs galite pilnai, eserinėse, kad ir tai pilnai būti šiuose energijose, pilnai džiaugti savo gyvenimą, kad ir atsiverti. Nuoširdžios energijos, tai yra viskas tos energijos, visos tos, kurios atveria širdį, visos tos, kurios duoda jums būti eserinės teisingai su savimi, be melo, be kažkokių eserinės, kad ir paslėptų minčių, be visko, kas yra eserinės, neteisinga, be viso to, kas yra destruktyvumas, tai yra naujos energijos, kurios leidžia žmogui pasijausti visiškai kitokių, užauginti savo sparnus. Žmogus gali jau naudoti šiomis energijomis, jeigu jisai tik tai jas nuskaito, jeigu jos yra tik tai šiek tiek pakeltos vibracijos, nes ir tos vibracijos leidžia žmogui jau pajausti tas energijas, džiaugsmo energijas, būtent liūdesio viso to destruktyvių formų energijos, jos jau jų žemėje nėra programuose, eserinėse, kad ir tai, kas yra, eserinėse, kad ir dar yra užsilikę trečiosios matricos, tai jos dar bus, bet tai yra bet tai yra pačių žmogaus pasirinkimas ir žmogus turi išgyventi šį pasirinkimą, nes yra visomis formomis, kad pajausti dugną, kai žmogus pajaus dugną, gal jisai norės vystytis dvasiškai, ir tai gal jam bus atspirtis, į kitą dvasinį vystymąsi, tai dar vienas. Eserinėse, kad ir būtent šitos visos aukšto dažnio energijos jos bus, eserinėse, kad ir didės, nes kad ir jūs gyvensite būtent šiuose energijose, pasitikėdami, kad be melo, be šantažo, be manipulacijų, nes kad ir pasitikėdami savimi, pasitikėdami visais kitais, eserinėse, kad ir tai tikėjimas, eserinėse, kad ir tikėjimas savimi, atverta širdis, eserinėse, kad ir teisybė, jūs kalba jūsų lūpomis, be kažkokių užslėptų minčių, kad viskas matosi akise, vystysis greitai telepatija, visos energijos, kurios dabar yra žemėje, duoda puikias galimybės vystytis visoms šitoms formoms, kad formos, kurios reikia tik tai pasisavinti, formas, kurias reikia tik tai pasigilinti. Taipogi labai aktyvuojasi energijos, kurios yra žemėje, jinai atveria žmonių klodus, atminties klodus, praeitų gyvenimų, kad žmogus prisimintų savo praeitus gyvenimus, kad žmogus galėtų prisiminti ir pasigalvoti, kokias jisai turėjo dovanas, kokias jisai turėjo tai, ką jisai išgyveno, savo patirtis, tai, ką jis turėjo tuose gyvenimuose, kokias patirtis patyrė, kokias turėjo dovanas, insightus, ir ką, ir kur turėjo eiti, taigi visas tai jau atsiveria, jau dauguma žmonių savo atmintį atranda, jau dauguma žmonių prisimena savo visas, savo gyvenimus, savo patirtis, žino, kas ir kaip, tai yra atsiveria, viskas vyksta dėl atvertos širdies, kadangi jūsų širdis vis labiau ir labiau atsiveria, kaip ir pagal dievišką planą, širdis turi visą laiką būti atsivėrus, jinai neturi užsiverti. Taigi, kai jinai atsivėrus, vyksta šitas energijų mainai. Tai jūs daugiau prafiltruojate kosmoso energijų, atiduodate žemę, pro jumis eina tarsi per kanalą. Žemė iš savo meilės duoda jums savo energiją, gydančiasias energijas. Taigi, tai jums duos ir duos jūsų ilgesnius metus, ir jaunystę, ir sveikatą. Taigi dar dauguma energijų, dar jos bus kitokios, tai, ką jūs neturėjote trečioji matricoje, viską jau dabar galima turėti, vystytis, pajautimas, tai ir telepatija, tai ir telekinezė, tai visos tos energijos jau jos yra dabar,
ir dabar jau galima jas pradėti su jomis dirbti, taigi atsinaujina DNR kodai, jūsų koduotėje, ir būtent šitie kodai duos jums naują jūsų gyvenimą, naują jūsų asmenybę ir naują jūsų kūną. Naują supratimą ir naują sąmonę. Išvystyti tą sąmonę ir išplėstą. Tai duos jūsų naują supratimą ir suvokimą. Pagal suvokimą jūs prisimsite tas energijas. Taigi viskas, kaip suprantate, vystosi pagal jūsų suvokimą. Visas jūs energijas priimate pagal jūsų suvokimą. Kuo jūsų suvokimas platesnis, tai ką mes ir stengiamės čia ir daryti, būtent kiekvieną kartą, kai mes įkeliame, kiekvieną kartą plečiam jūsų sąmonę, kai yra užduodami klausimai, atsakome į tuos klausimus, tai plečiasi jūsų sąmonė ir kiekvieną kartą, kai plečiasi jūsų sąmonė, atsiranda jums insightai, atsakymai kažkokie suvokimai, ir per tuos suvokimus plečiasi jūsų sąmonė. Tai mes tą ir darom, tai daro ir kitos civilizacijos, tai daro ir kiti žmonės, kurie to užsiema. Taigi, viskas eina link to, kad jūs tampate to, ko jūs esate ir visą laiką buvote. Tai, kas jūs buvote, jūs atrandate save, ir tos energijos jums įstumia, išpuoselėja jūs, kad jūs atrastumėte save. Tai yra svarbu, būtent šiuose naujose energijose susisiekti su savo aukščiausiojo aš, jausti savo sielą, ir gyventi pagal savo pašaukimą, pagal savo norus, pagal tai, ko trokšta jūsų siela, pagal jūsų pasirinkimus. Neužspausti tai, kas yra, jeigu jūs nenorite kažko tai daryti, bet darote, tai neprievartauti savęs, o gyventi sąžiningai su savimi. Leisti kūnui to, jeigu yra bloga savijauta arba būsena, kai nenorite kažko daryti, tiesiog praleisti šitą dieną, leisti kūnui pailsėti, atsigauti ir vėliau kitose energijose, daryti savo tai, ką jūs norite, sakyti tai, ką jūs norite, galvoti tai, kas jums malonu. Viskas eina į tai, kad kas yra malonu, kas yra gera, kas yra šilta, kas yra, kai širdis atsiveria, kad tai, kas yra atvira, visos šitos energijos jums stums, ir puoselės. Taipogi energija yra greičio nauja energija, kurios matricoje, trečiosios matricoje nebuvo, o dabar šita greičio energija, jinai padeda išjudinti jums telepatiją. Būtent telepatija yra paremta šio greičio energija. Ir žemė yra jau prisipildžiusi. Pati žemė su jumis, telepatiškai susisiekti negali, bet jinai gali susisiekti tik tai per širdį. Taigi, per širdį jūs ją galite jausti jos energijos, ir tik tai per širdį, jūs galite jausti ir viskas, kas supa jumis.